Sveika YouTube, sveiki Minecrafteriai, sveiki tie, kurie dabar žiūri šį fucking video. Taip, čia aš Erikas čia ir taip aš filmuoju pirmąjį savo video ir taip mano kompas lagina žiauriai ir man iš tiesų labai sunku filmuoti, bet visada kažką galima pamėginti. Taip pagalvojau, kad darysiu kiekvieną pirmadienį po vieną video, nes mano laužas kompas pasirodo leidžia man filmuoti ir pamėginsim. Tikriausiai pirmasis video bus survival, tiesiog gyvensim, tipo, statysim ale didžiulę chatą, kuri bus tokia chujova, kad jie net baisu. Ir iš tikrųjų dabar šio video norėčiau dar pasakyti, kad aleliuja, amen, ir tipo gameriai atsikūrė. Taip, tipo gameriai vėl bus su jumis, vėl mes knysime jum protą ir štai pasiekimas gautas, kumštis į medį. Aš nukirtau medį su kumščiu. Tai tikrai naujoviška. Gerai, tai prisikirsim medžią su kumščiu ir pasidarysim nežinau ką. Nes iš tikrųjų tai aš žaidimų nežaidžiu. Aš kartais su Jankevičium, tai yra Niso, pažaidžiam Minecraftą. Bet ir tai ten žaidimas vadinasi ne žaidimas, o tiesiog kimaras. Pasiekimas gautas, darbininkas. Aha, aš dabar darbininkas dar. Gerai, teta Fedė, kaip daryti? Nu aišku, pagaliukai daromis taip. Tarkim, ką man reikia pasidaryti? Gerai, pasidarysim kažkokį kirvį. Tarkim, o Jėzus, aš tikrai moku žaisti. Tikrai aš žinau kaip žaisti ir man reikia kirvę, ne pikakso. Bet koks skirtumas. Gerai, fail. Okei. Pasidariau kažkokį nečistą velnę ir tikiausiai dabar būsiu toks ahujinas pajokos objektas, bet man vis tiek reikės pikakso. Fuck. Nu žodžiu, iš manęs Minecraft'o žaidėjas tikrai ne koks, prisidariau dahuja nereikalingų įtemų ir tikriausiai taip man leidžiama kalbėti. Na gal ir ne, bet koks skirtumas. Tai ką, gal trumpai pasakyti, kodėl niekada gyvenime nematėte video, kur aš būčiau vienas, kur aš kurčiau vienas, žaisčiau šitą žaidimą ar bent jau kokį nors kitą žaidimą. Tai vien dėl to, kad mano kompas yra toksai ahujenas, kad bent jau paspaudus filmuoti mygtuką, FPS krenta iki 5 ir atrodo taip, lyg visas kompas tai nusproks ir baisu, iš tiesų labai baisu, stringa. Ne, tai nėra gerai. Ne, negerai. Gerai, bandysime pasistatyti namą. Koks skirtumas? Vis tiek bus hamurkė. Beje, su šito video noriu perduoti linkėjimų Rokui, kuris dabar Švedijai. Ir vien per tave, durnelį, sugalvojau sukurti šitą video, pamėginti filmuoti. Ir man iš tiesų visai nepavyko, nes aš matau, kad man vis dar lagina. Bet tikriausiai bus įmanoma žiūrėti. Manęs galit neprašyti, kad kažką filmuočiau iš kitų žaidimų, nes manau, kad man daugiau nieko ir neleis filmuoti. Daugiau nieko ir nepaveš filmuojant. Ir kodėl aš jokios iš kiekvieno žodžio? Koks skirtumas? Labai kažkaip keista, kaip pirmą kartą filmuoju vienas. Labai durnai jaučiuosi, kalbėdamas vienas prieš mikrofoną. Nu, aišku, šalia manęs papūga, bet jinai su manim nešneka. Tikriausiai jinai mane laiko debilu. Na, bet koks skirtumas. Tipo, pažaisiu, nufilmuosiu, sulauksiu dislaiko ir bus vis. Pasiplojam sau, Šūdas. Visiškas šūdas. Gerai, kas čia dažopa? Nei vieno gyvūno. O, ateik čia. Kad ir kas tu bebūtum, tarkim, tu mirsi. Tu mirėjai. Aš įsivaizduoju, kad man šį video renderins gal 3 paras, bet kažkada gyvenime šį tikrai įkelsiu. Kažkada jūs pamatysite šį pirmąjį mano failą. Bet koks skirtumas? Pamatysit, nepamatysit, pažiūrėsit, nepažiūrėsit, patiks, nepatiks, man visiškai neįdomu jūsų nuomonė. Aišku, štai mane dabar iškeiks daug YouTube'ės vaikų. O taip, vaikai. Greitų metų taip pat bus vienas video kartu su svetainės atidarimu, tai tipo gamerių
istorija tikriausiai. Mes rašome savo istoriją, mes bandysime žodžiu, tekstais jums paaiškinti, papasakoti viską apie save, nuo ko prasidėjo. Tame video matysite viską, kas buvo anksčiau, viską, ką mes turėjome. Žodžiu, pamatysite daug visko niftemų, taip galima sakyti. Gerai. Bus tame video tikriausiai dalyvausiu aš, dalyvaus Rokas, dalyvaus Techybos. Daugiau gal nieko ir neprisimenu, iš tikrųjų daugiau nežinau. Bet būsim mes bandysime jums papasakoti apie save, parodysim savo geiškumą, kaip mes mėgstame bendrauti. Bus keletą nuotraukų, aišku, ten bus mūsų privatus archyvas, seksualinės nuotraukos. Ne, iš tikrųjų, tai aš juokauju, ten bus nuotraukos iš mūsų video, nuotraukos iš nuotraukos iš visur. Tai aš čia tipo apsipasakoju. Bent jau kažkiek pratempiu kalbą. Amen. Tai vat, prisikasiu šito išlipsiu lauk. Ir keista, kad mane lagina. Amen. O dabar kaip išeit? Okei. Tai tikrai kažkas suprantama. Jo. Jo. Taip pat gal atsiras, kadangi YouTube tikrai platus miestelis internautų ir nuliferių, kurie žvalgosi po visokius video, tai gal atsiras kokie nors tundukai, netyčiukais, kurie moka ir dirba su WordPress internetinių svetainių sistema ir norės prisidėti prie tipo gamerių svetainės plėtojimo ar prie kitos dalies, tai susisiekite su Mr. Roku Skype'u, vėl nežino koks, bandysiu aš jį statyti kaip nors į šį video, ir jeigu jūs padėsite, mes duosime jums reklamos. Jej, pareklamuosim jūs. Visiška nesąmonė. Jeigu dabar, kas žiūri šį video, nežino, kas aš toks, tai nueikite į mūsų channelį, paeikite žemiau ir rasite mūsų senus video, ten bus ten tipo gameriai, Erikas čia ir Rokas J ar Nisa ten tipo žaidžia Minecraftą ir ten mes filmuojamės ir mes ten tokie laimingi buvom, tokie jauni, tokie ahujieni. Visi filmavom tą video, pambairio pamėginom ir pasirodo viskas buvo žaibys, mums prilipo, mes pradėjome vadintis tipo gameriais. Nes mes iš tikrųjų nebuvom normalų žaidėjai, kurie ten rimtai žaistų žaidimus, mes paprikolų viską darėm, viską kažkaip jokingai ir štai kas gavosi iš mūsų. Tai va, tiek apie mus, tipo, papasakajau, viską daugiau iš... Oba, aš patobulėjau, tobulėjimo metas, dabar aš galiu... Nieko negaliu aš. Ai, taip, aš galiu įsidėti grindis. Aš bet kastumu, nu ir koks skirtumas, kas su delnais, tipo, kietas. Jo, iš tiesų galėsite po šio video apačioje rašyti, ką galėtume pakalbėti sekančiame video, tikriausiai apie ką reikėtų papasakoti, ar šiaip gal kažką daryti, gal kažką žaisti, gal kažką mąstyti, nežinau. Pirmą kartą filmuoju survival, pirmą kartą filmuoju vienas ir per visą video netėjo naktis. Kai ateis naktis, mūsų video bus baigtas. Ir teks laukti tos epizodų. Tai va. Bandau aš išskasti savo šitą šūdiną namuką. Teks man vėliau pastatyti didesnį ir paplatinti ir padaryti tokį gražų. Aš taip moku dainuoti, lyg tai niekas nemokėtų. Ir padau, Jėzau, baigėsi mano kablstaunas. Einu aš prisikasiu dar ir viskas bus ok. Ir mes baigsime šį epizodą, su visa gera nusišnekėjau, bet koks skirtumas man, la. Neturiu šviesos, neturiu torčų ir man visiškai pip. Iš tiesų man labai baisu filmuoti, kadangi aš ne vienas namie. Kitam kambarį yra mano mama, mano durna sesuo. Kas manot, kad mano sesuo tikrai idiotė, spauskit like. Tikriausiai šį video žiūrės ir mano tėvai. Koala! Jei, aš turėsiu šviesos ir manęs gal nežudys kas. Creeperiai. Koks skirtumas. Tai ką, gerai. Išlipsime lauk, po to grįžime prie tų koalų ir norėčiau kai ką pasakyti. Aš noriu. Oi, blin, naktis. Gerai, tai užbaigsime savo video čia. Šioje vietoje prisiminkite, va čia va prie šitų šudynų.
Koala! Gerai, ir viso geriausio, laukite sekančią epizodą, jei patiko kitą pirmadienį, sekantis epizodas, Erikas čia, tipo gameriai.